Ir labai kviečiu pranešimo gydytoją Vaidą Gedvilaitę, taip pat kiekvieną dieną dirbančią šį darbą ir pavogusią laiką nuo savo kitų pacientų, bet labai dėkui, kad šiandien yra. Gydytoja Vaida Gedvilaitė yra Nacionalinio vėžio centro skyriaus vedėja gydytoja pulmonologė ir ji papasakos apie tas skirtingas rūkymo, nikotino vartojimo turbūt rūšis. Viską papasakos. Viską papasakos. Nu va, klausom įdėmiai. Pradėsiu nuo istorijos, kad visgi tabakas yra sena skaudi tema, ar ne, nuo 15 amžiaus, kada jis atkeliavo į Europą ir pagal visas literatūrą, ką pavyko rasti internete, tai visgi jau yra įrodyta, kad nuo 1600 metų jau yra įrodyti pirmieji šaltiniai apie rūkymo poveikį sveikatai. Apie, kad pipkoriams gali sukelti ir lūpos vėžį, tabako pavojų, bet stiprios tabako kompanijos vis neleisdavo tokiems medicinėm ataskaitom pasirodyti spaudoje, nes kaip mes demonstruosim, kas yra blogas ar ne, ir paskui žaisdami tabakos kompanijos atstovus. Žiūrėkit, kokios gražios yra reklamos buvo praeitame amžiuje, kad moteris ar ne su cigaretė, kad kitos moterys, vyrai ir net kalėdų senelis yra su cigaretė ir kokia tai buvo stipri reklaminė ar ne kompanija, kad pacientam, rūkoriams rodyti, kad čia viskas yra gerai, kad tos cigaretės kaip tik pagerina kokybę, kad jūs būsite fainesni, gražesni, nuostabesni, bet iš tikrųjų realybė yra visai kitokia. Nepaisant visų kompanijų, atsirado, prieš tai buvo cigaretės be filtro, bet kompanijos toliau judėjo į priekį, atsirado kompanijos cigaretės su filtrais ir netgi buvo akcentuojama, kad taigi gydytojas rekomendavo cigaretę su filtrai ir viskas bus gerai ir jokių pakenkimų sveikatai nebus ir galim rūkyti ir bus viskas idealu. Ir visos tabako istorijos, netgi daugumas straipsnių buvo užpirktos tabako bendrovių, kad rūkymas tikrai nesukelia vėžio, kad viskas yra gerai, kad jūs galite rūkyti ir tikrai neigiamos įtakos sveikatai nebus. Vienas iš drąsiausių straipsnių, kuris vienas iš pirmųjų pasirodė spaudoje, kad kokią įtaką turi rūkymas sveikatai ir buvo akcentuojama net 13 skirtingų lokalizacijų, kad gali sukelti vėžį. Bet šitas straipsnis buvo labai neigiamai vertinamas kitų redaktorių ir visų kitų kompanijų. Marlboro berniukas, auksinis berniukas, kuris buvo ilgą laiką reklamos veidu, jisai mirė nuo plaučių vėžio. Sulaukęs 51 metų ir matot šalia nuotrauką, aišku, nuotrauka nėra labai kokybiška, bet jisai mirė nuo progresuojančio, sunkiai pasiduodančio vėžio gydymo, plaučių vėžio. Ir vienas iš paskutiniųjų jo interviu, kad tikrai jisai įrodė, sako, aš esu įrodymas, kad visgi tabakas, cigaretės kenkia sveikatai. Tai turbūt mes turim labai šito demonstruoti, kokia yra rūkymo įtaka bendrai sveikatai, ne tik dėl onkologinės srities, bet ir dėl kitų susirgymų. Truputį statistikos, ką šiandien jau buvo kalbėta, labai skirtinga literatūra, skirtingai rodo būtent mus kaip Lietuvą, kaip mes esam su kitom šalim dėl rūkymo. Tai kaip mato, 23 metų Lietuva buvo viena iš gan pirmaujančių šalių tabako rūkyme, tiek vyrų, tiek moterų tarpe. Aišku, tarkim, švedai šitoj skaidriai yra labai mažas kiekis, bet švedai, kaip patys akcentuoja, kad jie turi kitokį tabako prieinamumą, tas snifai, snufai, uostomasis tabakas, užlūpinis tabakas, jie turi kitų problemų. Tabako gaminių yra visokiausių, nuo suktinių, pypkių ar ne uostomo tabako, kramtomo tabako, iki naujausių gaminių, kur turbūt mes irgi ne viską žinom, pasakytų jaunimas gal daugiau, ką jie yra išbandę ir ką gali įsigyti internetinėse parduotuvėse. Tabako dūmuose esantis nikotinas, jisai nėra kancerogenas, bet jis sukelia priklausomybę, taip pat kaip heroinas ar kokainas. Tai pabandęs kelis kartus tas cigaretės atsiranda priklausomybė ir norisi kartoti, o nesustoti. Elektroninės cigaretės turi įvairiausių kenksmingų medžiagų, nuo formaldehidų, sunkiųjų metalų, kurios tikrai gali sukelti kvėpavimo takų pažeidimus ir sukelti vėžį. Nikotino koncentracija gali svyruoti dideliam dozėm. Tos cigaretės yra skanios ir neturi specialių skonio priedų ir dėl to kartais būna perdozavimas būtent šių cigarečių.
Taip pat tas didinimas kvėpavimo takų ne tik sukelia plaučių vėžio rizikas, bet ir kitų bronchito, astmo, paūmėjimus, plaučių funkcijos sutrikimo, kai pacientas jaučia dusulį ramybėje arba fizinio krūvio metu, ypač vaikams ir jauniems. Yragi atvejų, kada vaikai, jaunimas išbandė elektroninės cigaretės, turėjo ūminius plaučių pažeidimus ir ūminius kvėpavimo nepakankamumus, kurie buvo pasibaigę mirtimi. Kaitinamasis tabakas irgi yra vienas iš kenksmingų sveikatai, nors dauguma literatūros anksčiau prieš 15 metų buvo skelbiama, kad tai yra lengvesnis tabakas, kuri padės pereiti nuo standartinių cigarečių ir tai padės atsisakyti rūkymo įpročio, bet realybė yra dėja kitokia. Vis tiek šitos tipo cigaretės sukelia plaučių, burnos, šlapimo pūslės vėžio riziką, visi kaitinamieji tabako medžiagos, kurios yra įkvėptos, yra ir kancerogeninės. Apie pasyvų rūkymą, kad mes vis dar ta aktuali tema yra, kad pasyvusis rūkymas taip pat įkvėpus rūkančiųjų dūmų ar ne, taip pat didėja rizika ir net žmonėms, kurie nerūko. Čia yra išvardintos pagrindinės sudedamosios medžiagos, kurios yra kaitamajam tabake. Tai viso kancerogenai tikrai yra, turbūt toksikolai galėtų įvardinti dar ir daugiau skirtingų medžiagų. Bet pagrindinė žinutė yra ta, kad ir ką beįkvėptų rūkantysis, sukelia uždegimą ir tą visą riziką sveikatai. Pacituosiu kardiologus. Vienas iš 24 metų kardiologinės Amerikos asociacijos, tai jie skelbia irgi, kad dabartiniai rūkoriai turi 1 iš 8 suaugusių riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, moteris 1 iš 10, ir kaip matot, 1 iš 7 vidurinės mokyklos moksleivių yra per pastarąsias 30 dienų pabandęs surūkyti elektroninę cigaretę. Rūkymo žala sveikatai yra ne tik dėl onkologinės ligos, kad rūkymas gali sukelti bent 13 skirtingų lokalizacijų onkologinių ligų, bet ir kitas lėtinės ligas, kaip insultas, kraujagyslių problemos, kitos plaučių ligos. Turime atveju, kada pacientai nuo ilgalaikio rūkymo yra galūnė amputacija dėl sutrikusios kraujotakos, tai tas irgi atsiliepia į žmonių sveikatai. Statistika, kurią ir daktaras Česas rodė, kad visgi plaučių vėžio sergamumas 24 metais Amerikoje siekia tiek vyrų, tiek moterų tarpe kaip antra onkologinė liga vertinant iš visų ligų. Na, o mirtingumas yra vienas iš pirmaujančių. Nepriklausomai nuo lyties, plaučių vėžys tiek vyrų, tiek moterų tarpe yra lyderiaujanti onkologinė liga mirties atveju. Taip pat, jeigu kalbant apie 5 metų išgyvenamumo reitingus, ar ne, plaučių vėžys 1,7 paciento iš 10 sulaukia 5 metus nuo ligos diagnozės pradžios. Lyginant su kitom lokalizacijom, kaip žarnyno onkologinė liga, krūties onkologinė liga arba netgi prostatos, statistika yra žymiai geresnė. Europos onkologų asociacija šiais metais jau yra straipsnis pasirodęs, paskelbė, kad kokia rizika yra vartojant ir tą veipinimo cigaretės arba elektroninės cigaretės. Kad nėra skirtumo, jeigu ir pakeistas rūkymo metodas iš įprastų cigarečių į elektroninės, plaučių vėžio rizika ir mirtingumas yra žymiai didesnis. O buvę rūkoriai, kurie naudojo elektroninės cigaretės ir buvo bent 5 metais jaunesni nei nerūkantis sulyginta, vis tiek jie turėjo didesnę plaučių vėžio mirtingumo riziką. Bet tie pacientai ir tuo pačiu padidėjęs kvėpavimo takų simptomų ir jaunų žmonių tarpe, kurie niekada nerūkė, bet pradėjo rūkyti arba naudoti garinamąjį tabaką, vis tiek ta rizika yra padidėjusi. Kodėl mums aktualu, kad pacientai susirgę onkologinę ligą nustotų rūkyti? Tai yra vieni iš šviežiausių straipsnių, metaanalizės rodo, kad aktyvus rūkymas vis tiek pablogina paciento gydymo, onkologinio gydymo visą eigą, ar ne? Kad jeigu aktyvus rūkymas, jeigu pacientas gydymo metu rūko, tai yra blogesnis išgyvenamumas, blogesnis yra gydymo, prieinamumas, didėja rizika ligos atsinaujinimo ir visa statistika byloja, kad vis tiek mes norėtume, kad pacientai net nustačius onkologinę ligą, jie nustotų rūkyti.
Radau 15 minučių straipsnis, buvo 23 metais, kiek kainuoja vienas cigarečių pakelis. Yra labai gražiai paskaičiuota, kad vienas mėnesis tai yra 90 eurų, ar ne? O 15 metų tai yra labai geras būsto paskolos įnašas. Ir kas man patiko šitą statistiką, tai čia yra pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys yra paskaičiavę, kad jeigu uždraudus tabako pardavimus jaunai kartai, įmanoma užkirsti 1,2 milijonų plaučių vėžio mirčių 2095 metais. Aišku, tai yra labai tolimi skaičiai, bet vis tiek, žiūrėkit, kokia yra graži statistika. Mes tikrai galim turbūt kelią užkirsti, bet reikia mums visų priemonių, ar ne, ir paveikti jaunąją kartą per jų visą socialinius tinklus, tai ką jie mato. Ir pagrindinis visos prevencijos, jos kažkiek turbūt ir veikia. Tos tabako reklamos draudimas, ar ne, amžiaus ribojimas. Galbūt aš norėčiau gal 21 metų ir vėlesniem tą amžiaus ribojimą pakeisti. Tabako prieinamumo ribojimas, kaip ir viskas veikia, ten kioskelių sumažėja yra, bet mūsų jaunimas viską nusipirka internete, iš Amerikos atsiunčia. Kaip šitą sukontroliuoti, tai čia mano politikų klausimas yra. Įspėjimo ant pakuočių, ar ne, rūkymo zonos, pagalba metantiems rūkyti, švietimas, visos socialinės kampanijos. Mūsų nacionalinis vėžio centras turėjome akciją 2 metus, kad medikai moksleiviams ir mes keliaujame į mokyklas kartą kas 2-3 mėnesius šviesti jaunimą apie onkologinės ligų riziką, atsiradimą ir vienas iš tų onkologinių sričių tai yra plaučių vėžys. Tik turbūt mes esame atsakingi už savo vaikus, bet suaugę žmonės irgi prisima atsakomybę už savo sveikatą. Ir vis tiek nepaisant draudimų mes turime visko, ir ne kontrabandinių cigarečių įvežimas yra kas įveža, bet yra kas jas ir perka. Tai kaip paprotinti visuomenę, kad visgi tai yra blogas ir nuodas jūsų sveikatai, čia yra mums labai sunku. Ir pabaigai turbūt paprasčiausia būtų nėra plaučių, nėra ir plaučių vėžio, ar ne, bet dėja mes turime realybę visai kitokią. Ačiū. Ačiū labai.